Sveiki visi, aš Jen ir ateinu tokia gana graži ir gera šventė, tai yra motinos diena. Aš pagalvojau gal padaryti tokį kaip ir senovišką dalyką, nes mano mama kaip ir mėgsta senoviškus dalykus, tai va, krepšelis su gėlėm. Mano mamai patinka gėlės, tai ir dėl to pasirinkau gėlės. Ten viduj nėra šiaip gėlių, ten yra labai gražios mintys. Mano mintis ir aš jums parodysiu, kaip pasidaryti šitą dalyką. Jis gana lengvai padaromas, tai pradėkim. Tai jūs turite pradėti nuo krepšelio ir krepšelio vidaus. Jūs maždaug va toks krepšelis turi būti gražus. Jeigu matysite mano laidą, tai dėl to, kad aš kraunu telefoną ir kartu filmuoju. Jo, tai va, manau, kad mano mamai patinka tos aguonos ir aš pagalvojau, gal įdėčiau vidų aguonom, nes taip atrodo žymiai jaukiau, taip žymiai atrodo geriau. Ir pasistengkite, kad šitas būtų kaip ir lygus, šitie kampai neskraidytų kaip pas mane, bet nieko. Man nepavyksta, bet nieko, aš bandžiau žiūri daug kartų. Tai va, aš dar galvoju ant rankinėlės uždėti rožytę gražią, jo. Ji yra netikra, čia kaip matote, vielutė apsukta, tai va. Tai einam prie kitos užduoties. Va, jums reikės tokių lapelių ir aš dabar pasakysiu jų receptą. Nedarykit jų per daug, nes jeigu padarysit per daug, tai jūsų mama neskaitys visą dieną šitų lapelių. Jūs gal norėsite eiti į restoraną kažkokį švęsti. Tai va, kaip aš dabar jums parodysiu, maždaug tinka, dabar parodysiu aš jums, kaip jas pagaminti. Ir jūs daug jų nedarykit, nes sakiau, ir maždaug 15-16 užteks lapelių, čia maždaug 16 yra, tai va, einam prie jų darbo. Jums reikės languoto arba liniuoto lapo. Aš pasirinkau languotą, nes man labiau patinka matematika ir šiaip languotą lengviau. Tai va, čia biškį nubrėžiau tokią schemą. Ten, kur taip vingiuota linija, tai ten parašote, ten, kur šitą linytę, kur aplinkui tą. Tai ten iškirpti reikia, tai va. Parodysiu, kaip maždaug turi atrodyti. Maždaug turi atrodyti taip čia. Ir po to jums reikės šitą lapuką susukti ir kai susuksit, uždėsite lumbans gumytę. Ir parodysiu, kaip maždaug turėtų atrodyti. Tai va, vienas toks lapukas maždaug turi atrodyti taip. Suriškite 3 kartus. Jeigu jūsų gumutė tampresnė, galite ir 5, bet svarbiausia nesuplėšyti lapelį, nes jo tame ir yra gražumas. Tai va, per vidurį uždėkite ir bus puikus lapeliai. Grįžtam atgal prie krepšio ir dabar čia bus, negana lengva dalis, nes reikės įberti rožių žiedlapių. Jūs galite naudoti, nežinau, popieriukus, ką tik norite. Aš čia dar po to biškį užberiu šitų gražių savo minčių, tai va. Nes maždaug taip turi ir būti, tai čia turi būti pamiksinta, kad jūsų mama ieškotų tų gražių dalykų šitame. Dar po to aš turiu tokias žvaigždutes, tai va, jūs galite išsikirpti iš popieriaus, jeigu neturit. Maždaug tokiu aš įdėsiu tokias 5, nes, nemanau, kad čia darysiu košę iš jų. Nenoriu daryti daug jų. Ir dar po to tokias 2 baltas, užtenka maždaug tiek. Ir dabar einam prie viršau. Pat turiu naudoti tokią pačią servetėlę, kokį ir naudojate vidaus. Ir va taip maždaug turi atrodyti vidus. Stenkitės jo krepšelio kuo mažiau rodyti mamai arba iš vis nerodyti. Tai va, einam prie paskutinio prisilietimo. Va, čia tos žvaigždės, aš ją tiesiog uždėjau ant tos, pamaniau, kad gal gražiai atrodytų. Ir volia, gražiai atrodo. Ačiū, kad jūs žiūrėjote šį video. Ate!